Na tai pasižiūrim, kaip laikiusi augalai, kuriuos auginu ant palangės tokiuose mini šiltnamiuose. Apžiūrėjus iš arčiau matosi, kad puikiai ir tuoj paaiškinsiu kodėl. Turbūt didžiausias skirtumas tarp auginimo šiltnamį ir tiesiog ant palangės yra tas, kad sėklos dygsta kaip ant mielių. Čia labai didelis privalumas tiems, kurie ištisai pavėluoja su sėja. Na ir aišku tiems, kurie labai pasilgo ankstyvo derliaus. Kas kartą atidarius šiltnamį jaučiasi, kad ten yra daug šilčiau ir daugiau drėgmės. O tai reiškia, kad nereikia papildomai investuoti į šilumą ir reikia daug greičiau laistyti. Svarbu tik nepamiršti išvėdinti ir tą aš darau maždaug kas antrą dieną, kad neapsilankytų pelėsis. Čia augantis augalai ne tik jaučiasi geriau, bet ir jų išvaizda visai geresnė. Tikiu, kad tam įtakos gali turėti augalų išdėstymas aukštais, nes taip jie gauna pakankamai šviesos. Su tokiu sparčiu augimu matau, kad ateina prekiavimo etapas, o su juo ir šiltnamis didės. Na, o kletelę šių šiltnamių mačiau dar turi keletą vienetų, tai užsukite į www